Šiaulių krepšininkų laukia nelengvas išbandymas Europos taurės varžybose. Lapkričio 24-ąją prasidėsiančiame turnyre šiauliečių varžovais grupėje bus Salonikų Aris Graikija, Zadaro Zadar Kroatija ir Jeruzalės Hapoel Izraelis. Komandos vyriausiasis treneris Antanas Sireika sako, kad dar nepradėjo studijuoti būsimųjų varžovų žaidimo. Tačiau grupėje žaisiančių klubų vardai ir pasiekimai Europos krepšinyje yra itin įspūdingi. Man šiek tiek kaip treneriui lengviau iš vienos pusės psichologinės, kad nereikės nuteikinėti, todėl kad vyrai visą laiką supranta, kad varžovai labai pajėgus. Aš galvoju, kad bus daug žiūrovų, tikrai palaikys, mums reikės to palaikymo, todėl kad visiems įdomu, aš pamenu Žalgirį būdamas, Salonikų Aris žaidė Eurolygoje, kokie ten žiūrovai Graikijoje, žinau. Jeigu Hapoelis ten sugeba laimėti prieš Makabį, taurę laimėti, tai irgi pasako, kokio lygio komanda. Zadaras, ką tik pažiūrėjau, tai sakau, taip ir tikėjausi, kad jie turi gerą komandą, jeigu laimė prieš Eurolygos komandą, prieš Belgrado Partizaną, ką tik praeitą savaitę, 11 taškų. Tai sakau, mes turim taikyti, žaisti panašų kaip Eurolygoje žaidimą. Pasak trenerio, krepšinis žaidžiamas visose šalise ir mažiau žinomi klubai dar negarantuoja patekimo į kitą etapą. Šiaulių vadovai tikisi, kad garsūs varžovai pritrauks daugiau žiūrovų į areną, o krepšininkai šiose rungtynėse turės parodyti viską, ką gali. Reikia žaisti ties galimybių riba ir viršyti iki šiol rodytą žaidimą. Kodėlgi mes negalim? Pirmasias rungtynes Europos taurės varžybose Šiauliai žais lapkričio 24 dieną Jeruzalėje, o gruodžio 1 dieną jau savo aikštelėje rungsis su Zadar ekipa.